Sveiki, gerbėmieji, mylimieji. Koks siurprizas mūsų laukia. Labai greitai įsitrauksim kortą. Na va, jos čia 3 norėjo būti kartu. Pasirinkit, kurią norit ir kada norit, o gal net ir visas 3. Ir sakau, jums bus siurprizas tai, kad jūs čia visi vertina ir myli. Aš nežinau, kur jūs atsidūrėt, bet jūs pamatysit netyčia ir suprasit, kad jūsų klauso visi, kad jūs paskyrė lyderių, kad jūs paskyrė vadovų ir visi pasiruošę daryti, ką jūs pasakysit. Čia gali kilti tokia problema, kad jūs ir patys nežinot, ką daryti. Bet jūs tikrai rasit, ką pasakyti ir kaip viską sutvarkyti. Tai bus dar didesnis siurprizas. Na, o jums bus siurprizas tai, kad teks pakovot už savo įsitikinimus, kad teks apginti savo nuomonę. Jūs pasiūlėt tokį gerą, gražų planą, o kažkas drįso prieštarauti. Tai va, jūs turėsit sutelkti savo žavesį ir šitą planą apginti. Tai bus siurprizas, bet jūs puikiai apsiginsit ir pasirodysit dar geriau, negu patys manėt. Oi, kokia puikiai korta. Tai jūsų namai jums pasirodys dar geresni, negu buvo. Galbūt jūs baigėt remontą ir pamatėt, kad viskas gavosi puikiau. Ar jums atvežė sofą, užsakytą prieš 2 mėnesius, kurios ilgai laukėt, ir jūs matot, kad ta sofa tikrai geresnė, negu jūs planavot. Arba tai bus šventė jūsų namuose. Puiki, netikėta šventė. Užgrius kokie malonūs svečiai ir jūs visai palepins. Tai bus puikus, malonus siurprizas.